Sveiki, dar kartelį, eilinį kartą, vėlgi keliaujam po įvairiausios virtuvės ir šiandieną mes su dainininkė Dovile darysime Aziją. Šiandieną mes gaminsime patai makaronų su vištiena, tai naudosime patai padažą ir ryžinius makaronus. Iš tikrųjų, su Santa Marija tas gaminimas supaprastėja 150 000 kartų. Tai yra taip greita, tai yra taip paprasta ir tuo labiau, kai turim tokių pagalbininkų, kad tai kai kuriais atvejais yra daug skaniau negu eiti kažkur į miestą valgyti. Mes įkaitinam keptuvę, tada turim apkepinti svogūnus. Su svogūnais turbūt irgi persistengti nereikia, mes juos truputėlį pakepinam, tada dedam morkas. Traukiu morkas su svogūnais šiek tiek į keptuvės kraštą, dar truputėlį aliejaus ir tada mes kepinam šalia daržovių tame aliejuje vištieną. Akmens druska, jinai nuo jūros druskos skiriasi tom, kad daugiau mineralų tenai yra. Pati naudoju rūkytą druską. Man kažkaip atrodo, kad daugiau faino skonio atsiranda. Viską kartu sumaišome, jo, dedam padažą. Makaronai. Cukinija ir salotas galima vienu metu. Gerai. Dabar girdim, kad jau čirška, tai reiškia drėgmė išgaravo, tai pilam truputėlį sultinuką. Bet taip nepersistengiam, turbūt mesgi ne sriubą verdam. Taip, tikrai taip. Kaip skaniai kvepia. Dabar kiaušinis. Riešutukai. Riešutai ir turbūt žalių mišinys. Ir citrinos. Čia vyrui galima prisidėti irgi prie patiekalo. Dedam makaronus į patogiausią jiems valgyti dubenį. Oi, kaip gerai, kaip gerai. Riešutukų. Bet žaliosios citrinos kvapas gerai, aš keliu rankas į viršų, tobulą. Šefė. 10 minučių. Ir gatava. Ir aš galvoju, kad mes dabar galim dar vieną lėkštę įsidėti ir vaidinti restoraną iki vakaro. Tikrai taip. Skanaus. Skanaus.